Klaipėdos universitete vyko krepšinio turnyras, buvusio rektoriaus profesoriaus Stasio Vaitekūno taurei laimėti. Pasak profesoriaus habilituoto daktaro Stasio Vaitekūno, nors šis krepšinio turnyras jau 15, jį vis dar stebina studentų iniciatyvumas ir stiprus fizinis pasiruošimas. Emocijos gali tik būti labai puikios ir netgi labai puikios, nes matyti, kaip gražiai šiandien žaidė, aš sakyčiau, ne profesionalai, bet profesionaliai žaidė. Tai buvo smagu matyti jaunus žmonės su tokia azartu žaidžiančius. Tai gražu. Šiemet turnyre dalyvavo 10 komandų, kurias sudarė ne tik Klaipėdos universiteto fakultetų studentai, bet ir krepšinio klubo Baltijos žaibas Sirgaliai bei Jūreivystės institutas. Pastarasis kovoje prieš pedagogikos fakulteto antrąją komandą laimėjo rezultatu 85-73 ir pasipuošė trečiosios vietos medaliais. Šio konkurso organizatorė Klaipėdos universiteto sporto klubo prezidentė docentė daktarė Genovaitė Vyžonienė teigia, kad tokie renginiai padeda studentams siekti sportinio meistriškumo ir tapti techniškai bei fiziškai stipresniais. Jos įgavo tokį kaip ir prestižinių varžybų tokį reitingą turi, nes studentai, kaip matė, tikrai kovojo ir siekė tos pergalės, ir dekanai jos palaikė. Tai, manau, kad čia vienas iš tokių universiteto sportinių renginių reikšmingiausių. Finale susitiko Klaipėdos universiteto socialinių mokslų fakulteto krepšininkai ir pedagogikos fakulteto pirmoji komanda. Būsimi pedagogai lemiamoje kovoje rezultatu 91-69 laimėjo čempionų taurę ir medalius bei rektorių Stasio Vaitekūno įsteigtus piniginius prizus. Klaipėdos universiteto pedagogikos fakulteto pirmojoje komandoje žaidė ir Oro karaliaus konkurse laimėjo Modestas Kumpys, o taikliausių turnyro žaidėjų tapo nugalėtojų komandos žaidėjas Dominykas Matutis. Vaikinai patikino, kad pergalė jie labai džiaugiasi, tačiau audringai jo švęsti neketina. Esu patenkintas, iš tikro Oro karaliui nesiruošiau, gavusi ekspromptį, net nežinau, kad bus tas konkursas. O šiaip finalui ruošiamės su to SMF žaisti. Pirmas varžybas jie mus įveikė keliais taškais. Šį kartą turbūt buvo nenusiteikę. Komanda tikrai labai yra draugiška, mes jau pažįstame jau labai seniai, kokius 5-6 metus. Mes nesitreniravom, ne vieną kartą, mes jau esame jau žaidę ne vieną kartą, moksleivio pirmenybėse tiek esame, vis miesto pirmenybėse esame žaidėjai, kitį labai gerai puikiai pažįstam ir jau mes jau vienas kitį labai gerai jaučiam aikštelėje. Turnyro metu žiūrovus linksmino Klaipėdos universiteto Leader Dance šokėjos, kurios entuziastingai palaikė krepšinio komandas ir susirinkusiems dovanojo gerą nuotaiką.